Kas ten? Negali būti, kad jos nėra. Netiesa, kad neverta tikėtis ją surasti. Patarkite, kaip man ją rasti? Sakoma, kad užtrankus vienas duris atsiveria kitos. Štai prieš save aš ką tik išvydau užtranktas duris su užrašu gastroliavimas. Už jų liko dėžės ir ryšuliai nuotykių, kurie pakeitė mane. Dabar metas judėti toliau. Įdomu, kokios gi durys man atsivers. Ką čia rašote? Gal paskaitytumėt man? O jūs esate girdėję, kad drambliai žiemoja šiaurėje? Na?
Pasakykit man ką nors. Ar kam nors jautėte aistrą? Ne šiaip troškote, tiesiog kraustėtės iš proto. Tarsi apsėsta. Žirgai. Kažkada buvau išprotėjusi dėl žirgų. Dabar nieko panašaus nebejaučiu. O kur važiuojate? Geografinė prasme. Na taip. Bėgu nuo žiemos. Nežinau, norėjau susirasti draugę, bet gerai žinau, kur ji. Jūs ką rasite? O jūs bent suprantat, ką reiškia, jūs ją rasit. Taip. Tai gal paaiškinsit? Na, ne, tai ne. Mano svajonių moteris. Ji turėtų būti gana aukšta, ilgai šviesiais plaukais, kerinčiamis akimis. Kas valandą kitokia, bet visą laik miela. Gal arbatos ar kavos? Ne, ačiū. Gal geriau gabalą citrininio pyrago ir stiklinę pieno. Tuoj minutėlę. Norėčiau padaryti skambutį. Gerai. Sveika, Eleonora. Richardai, kur tu buvai dingęs? Tavo knyga! Ją puikiai perka, graibstite, graibsta! Šiandien sudarėme sutartį su leidykla iš Ispanijos. Pardavėme teises leisti po laisvų viršeliais. Kokios puikios naujienos! Sveikinu! Tai aš tave sveikinu! Kaip tu nieko nežinojai? Aišku, gyveni kažkur džiunglėse, bet tu įtrauktas į bestsellerių sąrašą, į visus įmanomus sąrašus, Richardai! Mes įdinėjome tavo čekius į banką. Ar tikrinai sąskaitą? Ne. Tai patikrink, Richardai. Atrodo, kad tu siaubingai toli. Ar gerai mane girdi? Puikiai. Čia ne džiunglės. Richardai, girdėjau pardavimį planą. Negi nebeskraidysi. Žinoma, skraidysiu. Ačiū Dievui, nesivaizduoju tavęs be tavo skraidyklės. Richardai, kada mes pamatysime tave televizijoje? Aš pagalvosiu. Gerai, Richardai, paskambink man, aš lauksiu iki pasimatymo. Taip, aš tau Iki, Richardai. paskambinsiu. Labą dieną, norėčiau patikrinti savo sąskaitoje esamą pinigų sumą. Aš, Richardas Bachas. Luktelk tik minutėlę. Man reikia ją rasti. Gerai. Ir kiekgi ten galėtų būti? 10-20 tūkstančių? 100? Ponas Bachai, Taip girdžiu. šiuo metu jūsų sąskaitoje yra 1 568 836 $ ir 58 centai. Kiek? Ar jūs nesuklydote? Ne, sere. Ar dar ko nors norėsite, sere? Ne, ačiū.
Oho. Jums patinka šis lėktuvas? Patinka? Jis nuostabus. Ačiū. Jau metai kaip jį užbaigiau. Atstačiau visą nuo pat rato. Puikiai padaryta. O kur gavot šitą kompasą? Čia tas. Ričardas. O šitą kompasą nepatikėsit. Pirkau sendaikčių krautuvėlėje. Tik $7.50. O tai tikrų tikriausias 1942 metų karališkojo oro pajėgų kompasas. Neįsivaizduoju, kaip jis ten atsidūrė, bet aš jau pasirūpinau jį iš ten ištraukti. Ar lėktuvas parduodamas čia tai? Visi lėktuvai parduodami. Tik klausimas, kiek duosi. Aš pats ne tiek lakūnas, kiek statytojas. Bet turiu įspėti už BOF. Paprašyčiau visos krūvos pinigų. Ir kiekgi toj krūvoj turėtų būti? Jei grynais. Amerika užkariavo pašėlusiai gražios moteris. Ir jų dukterų šiandien čia milijonai. Bastydamasis lyg čigonas aš pažinau jas kaip mielas klientes, nekantriai laukiančias savo eilės. Paskraidyti.